Labadiena. Šiandieną esame Kopos žuvėdros projekte ir šiame ypatingame rajone turime parduoti vieną butą, 3 kambarių su 3 terasomis, 52,4 kvadratų. Apie šį rajoną norėčiau pasakyti taip, jog pasižiūrėkite, kokia graži čia yra aplinka. Ir čia yra 140 metų senumo pušynas, kuriame šis rajonas buvo apstatytas 5 hektarų plote. Į šį rajoną taip paprastai nepateksite. Prie įvažiavimo yra šlagbaumas su apsauga, kurie patikrins jūsų automobilio numerius. Na ir sustokime trumpam. Šiame rajone dirbo net 4 žymios architekto komandos, kurios ir sukūrė visą šitą infrastruktūrą. Šlaito vilas, slėnio namai bei alėjos namai. Tai eisime mes dabar į alėjos namų. Einam kartu. Štai ir mūsų parduodamas butas. Šiam butui priklauso viena parkingo aikštelė. Einam į butą. Atėjus prie šio buto, pirma, kas mus pasitinka, tai yra lauko terasa su dujiniu griliumi. Taip pat čia yra dviračio sandėliukas, kuris priklauso taip pat šiam butui. Šiame kvartale yra įrengtos taip pat poilsio zonos. Kai einant iš jūros, nenorite dar grįžti namo, bet tiesiog norite prisėsti, pailsėti ir pasigrožėti vaizdu. Na, o čia man matote už nugaros didžiulį plotą, kuriame atsiras Kopos Wellness Spa Hotel ir jisai bus vienintelis Europoje su termino vandenų spa paslaugomis. Šiame didžiuliame komplekse 600 kvadratinių metrų jūs rasite grožio bei svetingumo paslaugas savo. Aš jums sakiau, šis rajonas yra ypatingas ir ypatingiams žmonėms. Šio rajono statytojai nusprendė, kad visas kvartalas turi turėti savo asmeninį išėjimą prie jūros. Tai nam kartu ir pasigrožėsite mūsų Baltijos jūros vaizdais. Arches pasitelkė tūrio architektūros modelį. Pastatai lanksčiai įsiterpia į gamtą bei išsaugo jos privalumus. Skalūno plytelėmis yra dengtas fasadas bei langai yra aliuminio profilio. Stogai kombinuoti. Šio buto stilistika visiškai atitinka šio rajono sielą. Kaip matote, švelnūs tonai, pilkšvi, primena kaip ir jūros bangas, tamsus medis, tai yra mūsų pušų kamienas, šviesus akmuo, tai kaip smėlis ir molio dengtos sienos duoda tiesiog jaukumą ir minkštumą šiam visam interjerui. Atkreipkite dėmesį į pasirinktas medžiagas. Lova yra veliūrinė. Veidrodis suteikia mums erdvės pojūčio, o tamsios spalvos susilieja su medžiais. Šis kambarys yra kiekvienos mergaitės svajonė. Atkreipkite dėmesį, kad šis kambarys taip pat mums primena jūrą. Kilimas smėlio akmenukai, žydros padangės, spalvos, lova ir ramybė dvelkiantis paveikslas. Šiame bute yra naudojamas minimalistinės detalės, kurios sukuria jaukumą ir švaros pojūtį. Todėl atėjus į vonios kambarį jūs taip pat pamatysite ją jūros tematikoje. Tamsios spalvos primena mums jūros bangas, šviesus smėlis bei jaukus apšvietimas. Pasiklausykite jūros ošimo. Tai 140 metų pušynas, kuris sustoja vėjas nuo jūros ir kasdienybę palydi ošimo muziką. Pažiūrėkite, koks įspūdingas šviestuvas yra pakabintas šioje erdvėje. Ir užuolaidos, kadangi yra 3,5 metro aukščio lubos, kad nereikėtų patiems slankioti rankomis, yra mechanizmas, kurį patraukus, jos automatiškai atsidaro, užsidaro. Kopos žuvėdro infrastruktūra yra išskirtinė. O šis kurtas buto interjeras primenantis jūrą skirtas žmonėms, kurie ieško poilsio ir ramybės oazę. O įsikūrentis spa centras suteiks dar ir grožio bei sveikatingumo paslaugų jums.